Prie mano šono dabar yra ginklas, bet kol aš su striukė spėju, kad mieste mane pamatė, net nesuprastumėt, kad aš su ginklu. Jeigu striukę nusimčiau, tai taptų jau akivaizdžiau, kas reiškia, kad tokio tipo dėklam reikia šiek tiek daugiau rūbų, kad paslėptų pačią pistoleto formą. O dabar apie patį dėklą. Turit dvi petnešas, viena yra guminė, kad ją lengviau galėtumėt užsidėti, kita yra odinė, jos ilgį galite reguliuoti pagal jum patogų ilgį. Lygiai taip pat turit petnešą, kuri ne petnešą, o dirželį, kuris prisikabina prie jūsų diržo, kad ginklas nesitabaluotų, kai jūs einat, jo ilgį irgi galite reguliuoti. Ir pačiam dėklė turit vieną kniedę, po kurią kišant pirštą, jinai atsikabina ir labai greit galite išsitraukti savo kovinį ginklą. Savo kovinius ginklus jūs galite nešioti su savim, aišku, su atitinkamu leidimu, bet aplinkiniai žmonės turi jų nematyti. Tam yra skiriami įvairiausi dėklai, kuriuos rasit Getbackse rasit ne tik dėklus, pačius kovinius ginklus, valymo priemonės ir viską savo koviniam ginklam. Vilnius, Šiauliai ir getbacks.com.